ypatingas įvykis žmogaus gyvenime, bet be abejo ir bendruomenės gyvenime, nes ne tiek jau daug yra tų žmonių, kurie išleidžia knygą. Ir be abejonės tai yra ženklas, ypatingas ženklas mūsų žemės žmonėms. Rugpjūčio pievoje, kylančiai žaliai, kaip lengva gerti rasą nuo trapios būtovės žiedo. Man laisvė netolios debesų, bet ramybė, įsidūkus šėlstančiais pasaulio vėjams, su besišildančia skruzde ir paukštužėlis dar ant peties gieda. Nenubaidysiu, jis pats pakils, saulėtai vasarai, išvers viską. Man iš tikrųjų paliko gilų įspūdį jūsų eilėraščiai ir jūsų tas meilės jausmas tiesiog plazda kiekvienoje eilėraščiai. Ačiū Jums už tai. Nekaltinsiu tos valandos, jeigu žinai, skaudžia gėlę dagiai, pasas kojas, grįž pavasarį paukščiais, sužaliuos vėl žolė, išbraidysiu, išminsiu nakties paklodes. Ak, dagiai, jeigu tai būtų užbaigta kažkas, ką jį parašė, sužaliuos vėl žolė, žmonės. Kas nežino, kas sužaliuos žolė, bet tam grįž pavasaris paukščiais. Ir staiga yra punktyrinė linija ir toliau tęsia. Geriausiai, gerios gilumoje staudė vilkiai. Jie kilpa ne vakar padžiovė. Čia nėra jokios vilkis, bet įvada tiesiog naują herojų. Ir mes papuolam tiesiog, kaip pasakius, į naują erdvę mąstymą. Kad tarsi ne vilkas vilkia, kad jau kiek skausmą kenčia, dar vienas herojus, tarsi dimotis kenčia, nelaimingas skausmas. Ir netgi kaip išdrįsti, Šnekit žodelis padžiovas, nelietuviškas yra, ne, kaip ir medžios galima sakyti kilpai rengia, bet kartais žurnalistai jį naudoja. Pratams ką, lygiotis bus labai sunku, bet gal kartais reiks ir pavydėti, ne? Nieko, pavydas, kaip ir pavydas mūsų brolis, aš jį pavydžiu. Tai man sėkmės. Ačiū, sakyti, save gal reikėtų žodžiais iš 32 puslapio. Aklam skubesy netarnauja tiesa. Vizdy trupinys tobulum. Rankogal kraujo ašara. Tuoj žydės orchidėja. Ar ne pats laikas giedoti paukščiai? Nežinau, kiek tie žodžiai sako apie mane, bet jie yra tarsi many. O rašyti? Rašyti pirmą kartą. Rašiau antroj klasėj, kažkoks ketureilis, atplaukė iš kažkur, nežinau. Ten buvo eglės ir pušis ir kažkas tokio. Išsigandau, kodėl man susirimavo. Nesupratau savęs netgi. Paskui nebeprisimenu, 6 turbūt klasėje, 7 klasėje, lietuvių kalbos mokytojas per žiemos atostogas davė užduotį. Parašyti eilėraštį. O mes nebuvom bandę iki to laiko. O aš tokį kaifą, negeras tas žodis, tokį kaifą jutau per visas tas atostogas. Mėlyna spalva, debesis, jūra, vanduo, viskas buvo mėlyna. Ne vieną eilėraštį parašiau, aš nežinau, kiek aš jų ten parašiau. Ir viskas buvo mėlyna. Aš nežinau, kodėl tai buvo. Čia buvo laikinas toks. Vėlesnėse klasėse, vidurinė mokykloje, tai buvo sąsiuvinių viršelė, vidinė pusė, prirašyta per pamokas. Daugiausia per matematikos, bet mokytoja manęs nenubaudė, nebarė. Nors žinojau, kad aš ten dažnai neskaičiuoju, bet kažką rašau. Lietuvių kalbos mokytojas, kad eiliuoju, neįtarė, jis mane skatino prozos rašymui. Apie eiliavimą jis sužinojo daug vėliau. Nežinau, iš kur tas rašymas, iš kur. Aš pati nemoku įvardinti to. Atplaukė kažkas iš kažkur, kažkas kažką padovanoja. Pati specialiai tikrai
neieškau temos ir nerašau kalbų. Pajaučiu kažkur ir leidžiu savo net pajuokauti. Skauda vakarą, tuščiom akim klajoklis vėjas kelio nepaklausė. Lyg negalys, eini nesvetimuos kraštuos išeit sunkiausia. Sukasi malūnai, be vandens, be vėjo ir be žinomų. Atskrido paukščiai netuščiom akim. Labai daug. Praėję metai apvainikavo Laimutės kūrybinį pakelimą eilėraščių knygelę, poetinio žodžio, ypač tarmiškos sklaida. Savo tarmiškais eilėraščiais, kuriuose persipina praeitis ir dabartis, Laimutė pavergė daugelio jos kūrybos gerbėjų širdis. Ir dabar noriu pasikviesti Mykolą ir pasakyti, kad sveikiname mes Laimutę nuo židinio klubo, linkime, kad plunksna vėjas Kristus apsipilti. Dar viena knyga iš pasiūlyti mūsų bibliotekos lietuvių. Na, o jūs už tai, kad prisidėjote prie knygos leidybos ir tikiuosi, kad literatūros yra Skęsta jau skęsta, liūliančios toliau, delnų raižinių, įsisukus malda, vakario paukščiai, giedantis broliai, numesti plunksnelę, pagalvė kieta, vakario paukščiai, giedantis broliai, numesti plunksnelę, pagalvė kieta. Slėpiu tik vienintelį turtą. Akim nematomą, pirštais nečiuopiamą. Jis užrakintas širdies kvadrate. Lobis skrynielėje, kiek daug atminties. Su Laima mes susitikom prieš daugelį metų. Mokykloje, pirmoje klasėje. Apie savo svajonę išleisti knygą ji yra atrašęs jau daugiau kaip prieš dešimtmetį savo eilėraštyje Mano paukščiai. Paskaitysiu porą posmelių. Eilėraščius rašiau tik savo. Ilgai jis stalčiuose gulėjau. Sparnus savo jau užauginau. Eilėraščiams nesugebėjau. Padirbdinsiu ir jiems sparnus, plačius tvirtus sparnus nukalsiu. Ir vieną rytą, kaip paukščius, į laisvę draugiškai išleisiu. Tai man buvo šventė. Aš skaičiau. Ir tiek gražių išieškota, kaip mano čia toks žodis yra išieškotas, yra tiek daug gražių išieškota tų darinių, kad tikrai vertas pagirimų ir vertas skaitymas šitos knygutės šventės. Dažnai vadina sesėm. Nežinau kodėl, bet net kai man eilėraštį yra paskyrus, gaila dabar čia neturiu. Savo sesutei man parašys labai gražų eilėraštį. Rasto laiko, užmirštos nuodėmės, išreiktum save skilusiam slenksčių akmens. Tik ašaros vienintelis bodės, beribėm nakties vandenyne nežuvis plaukia. Todėl, kad mano intencija šiandien yra ateiti čia ir padėkoti už tą bendradarbiavimą su švietimo centru. Als atrandantis vėjas, įdienoja giesmės sentimentais, tarsi aidas laivų pradaikūnas. Vienažydžiai, skalsos šviesuliais rytumą išsiliejas. Ir jau nieko nereikia daugiau, bičių duona manieji delnai surakinti. Tik aušroj 700 pjūvių dusgėsi.
eičiau į almantį tolį, į kvepiančią naktį, kur ta pradžia vakaro paukščiai giedantį brolį. Numeskit plunksnę, pagalvė kieta, be kelio eičiau į almantį tolį, į kvepiančią naktį, kur ta pradžia